Sveiki, čia Quakeblade. Ir dabar, nežinau, iš pavadinimo jau tikriausiai atspėt, daužysim kompiuterį. Toshiba. Neįsivaizduoju koks modelis, bet ir nelabai rūpi. Taigi, pirmą įmesiu iš antro aukšto ir žiūrėsim, kas gausis. Tai va, antros aukštas. Žiūrėsim, kas gausis. Čia dabar vien dėl to, kad žinotumėt, šis kompiuteris neveikia. Ir iš jo buvo išrinktas didžioji dalis dalių. Liko tik klaviatūra, monitorius, diskų skaitytuvas ir viskas. Ir motininė plokštė. Tai va, ir procesorius. Gal dar kažkas liko, bet žiūrim, kas gausis. Aš jo nemesiu stipriai, aš tiesiog jį paleisiu. Gerai, iškrito baterija, žiūrim, kas gausis. Kas matysis, kai prieisiu arčiau. Aš jį atsinešiau truputį arčiau, ant laiptų. Ir monitorius skilęs. Iššoko tik baterija. Silupo. O, čia viskas iššokė. Gerai. Bet kaip iš antro aukšto kritęs, tai visai neblogai atsilaikė. Bet aš jį mečiau ant pagrindo. Aliuminės rėmas pradėjo kristi. Gerai, žiūrim, kas bus, kai aš jį numesiu ant kampo. Taigi, metimas ant kampo. Dabar tik žinotumėt, įdėjau atgal skaitytuvą, kompaktų ir bateriją. Tų dalykų nesugebėjau sukišti. Tai dabar ant kampo, arba bent jau šono. Tas pats šūdas gavos. Šį kad baterija neiškrito, manau, šitas dalykas iškrito dar labiau negu pirma. Jo, liktai daugiau nieko, va. Dar labiau suskilo monitorius. Nesimato nieko, bet dzin. Gerai, tai dabar paskutinis smūgis iš plaktuko. Arba, tiksliau, paskutiniai 5 smūgiai iš plaktuko. Pirmą trenksiu 3 smūgius iš išorės. Tai va, dabar 5, bet taip, netokie stiprus smūgiai, bet taip, normalūs smūgiai. Gerai, ir dabar du į klaviatūrą. Tai klaviatūra visa sudubus. J mygtukas ir N mygtukas net nebepasispaudžia. Tarpas iššoko lauk. Bevertis tarpas. O monitorius visiškai sunaikintas. Gerai. Labai patiko trankyti, tai... sulūžo laikiklis, nebeatsitraukė atgal. Turėjo taip va atstumti ir pats atsitraukė. Nebeatsitraukė, vienas laikiklis nulūžo. Tai va, dabar trenksiu iš vidaus pusės į monitorių. Ir monitoriaus praktiškai neliko. Visas kažkas būtų, jeigu pabandyti sulenkti. Nieko nesigaus. Gerai. Dar vienas. Trenkt per šitą vietą. Gal reikėtų bateriją išimti. Gerai. Dabar trenksiu per šitą vietą, per motininės plokštės vietą. Čia iššokė jų laikikliai. Laikos tik ant šitos vietos. Gerai. Žiūrim, kas bus. Dabar trenksiu gan stipriai. Ne iš visų jėgų, bet
Stiprus smūgis bus. Ir motininė apgedus. Kažkai kodėl. Stalčius beveik nepatyrė nieko. Reikia įdėti jį atgal. Ir dabar tiesiog užbaigsiu tokiam kompiuterio kančias. Gerai. Dabar prieš pabaigą pasakysiu. Bus dar mažiausiai vienas nešiojamo kompiuterio daužymo klipas, įrašas, nesvarbu. Ir duokit visokių idėjų, kaip galėčiau jį daužyti. Visi komentarai, visi pasiūlymai bus peržiūrėti ir mažiausiai 5 iš jų bus išrinkti, jeigu jų bus. Tai va, žiūrim. Dabar paskutiniai 5 smūgiai į taušybą ženkliuką. Stiprus. Tai va, taušyba nebėra. Ir kitoj pusėje sulūžęs stiklas. Klaviatūra. Klaviatūrai nieko nauja. O monitoriaus vidus matos. Dvigubas stiklas pasirodo. Va, naujiena, nežinojau dar. Tai va. Like, jeigu patiko. Dislike, jeigu nelabai. Subscribinkit. Ir laukiu jūsų pasiūlymų kitam epizodui. Tai tiek.